Iš pelenų į gyvenimą. Iš Evangelijos pagal Joną. Jėzus vaikščiojo po Galilėją. Jis nenorėjo eiti Judėjon, nes žydai jo tikojo nužudyti. Artėjo žydų palapinių šventė. Kai jo broliai iškeliavo į šventę, tuomet ir jis išėjo, bet ne viešai, o tarsi slapčiomis. Kai kurie Jeruzalės gyventojai klausinėjo, ar tik ne šitą nori nužudyti? Štai jis viešai kalba, ar niekas jam nieko nesako? Gal vyresnybė įsitikino, jog jis Mesijas? Tačiau mes žinome, iš kur jis kilęs. O kai ateis Mesijas, niekas nežinos, iš kur jis. Tuomet Jėzus, mokydamas šventykloje, garsiai šaukė: Iš ties jūs mane pažįstate ir žinote, iš kur aš kilęs. Ne pats nuo savęs atėjau, bet tikras yra tas, kuris mane atsiuntė, o jūs jo nepažįstate. Aš jį pažįstu, nes iš jo esu atėjęs ir jis yra mane siuntęs. Tuomet jie norėjo Jėzų suimti, bet ne vienas nepakėlė prieš jį rankos, nes dar nebuvo atėjusi jo valanda. Tai viešpaties žodis. Kai ateis Mesijas, niekas nežinos, iš kur jis, o mes jį pažįstame ir žinome. Galiu pasisakyti bet kokią temą ir kiekvienoje jaučiuosi esęs ekspertas. Žinau, kokie yra žmonės aplink mane, ką jie galvoja, kaip elgiasi, juk labai gerai juos pažįstu. O jei kas nors galvoja kitaip nei aš, vadinasi klysta. Tokie žmonės, viską žinantis, nebesugeba stebėtis kasdienybę. Jie viską turi suskaičiuotą, suplanuotą, sudėliotą iki smulkmenų. Jie nebemato kitame žmoguje nieko naujo, gaivaus, gražaus. Jie niekam nesuteikia šanso pasikeisti, nes jau seniai visus sudėliojo į stalčiukus. Jeruzalės gyventojai tvirtino, kad pažįsta Jėzų. Jie žinojo, iš kur jis kilęs, ką kalba, kaip elgiasi. Turėjo apie jį susidariusi savo nuomonę. Tačiau iš tikrųjų nieko apie jį nežinojo. Jų pasitikėjimas savimi užvėrė jiems akis ir širdis. O juk Dievas dažnai ateina būtent per tai, kas paprasta, pažįstama, numanoma. Per kasdienius įvykius, per žmonių veidus, kuriuos sutinki kasdien, per darbo rutiną, ryto tylą, vakaro nuovargį. Tik ar aš sugebu tame pamatyti kažką naujo? Ar esu pasiruošęs Dievo staigmenai? Ar palieku vietos jo maloniai? Ar viską jau žinau, viską suskaičiavau, viską suplanavau? Viešpatie Jėzau, kartais man atrodo, kad viską jau žinau, viską suprantu. Užsisklendžiu savo vertinimuose, įsitikinimuose, nuostatuose. Užuot klausęs, manau, kad esu teisus. Užuot žiūrėjęs širdimi, žiūriu per įpročių akinius. Meldžiu tave, išmokyk mane nuolankumo. Atverk mano širdį naujumui, kurie atnešė į mano kasdienybę. Padėk man pamatyti grožį kitame žmoguje, net jei jis kitoks nei aš. Suteik drąsos palikti vietos tavo maloniai. Tegul mano širdis būna ne savimi pilna, bet tavimi. Amen.
iš pelenų į gyvenimą.